parduodamas neįrengtas namas Šėtos miestelyje Kėdainių rajone su hektaru. Hektaras ir 5 arai viso žemė. Gaunasi namų valda ir dar 2 šalia papildomi sklypukai su 100 metrų užtvankos pakrantės. Einam, aprodysiu truputį sklypus ir eisim pažiūrėti į namą. O gale video, kaip visada, prisieksiu drono filmavimą. Einam žiūrėti. Taip. Einam pirmą prie vandens. Šį čia priklauso 26 arai berods. Va. Toks va sklypukas. Va. Toks va. Ir 100 metrų pakrantės. Užtvankos. Tada 56 arai čia ariamos žemės, toks pailgas į ten, į tą pusę dar. Ir namų valda 20 kelių arų. Sumoj susidaro hektaras ir 5 arai. Su šituo namu, ūkiniu, namų valda. Čia yra komunikacijos, kanalizacija padaryta ir vanduo taip pat. Reikia tik prisijungti, niekas nepadaryta čia. Naujai įvesta trasa pati. Ir asfaltas naujas. Taip. Einame prie vandens. Va kaip atrodo šita va užtvanka. Va taip atrodo šita vieta. Taip. Tai va šitas plotas, va visa pieva šita priklauso ir kartu parduodama su šituo namu. Va. Einam. Opa. Taigi. Va, įėjimas. Ir va čia va viskas pastatyta, tik jokios nėra apdailos, jokio įrengimo. Elektros instaliacija buvo vedžiota ir tiek. Viskas. Einam tada. Rūsys. Taip. Čia rūsio. Kambariukų kiek. Va. Ir čia. Ir čia. Ir čia. Čia. Čia jau užkalta turbūt. Čia buvo, kaip suprantu, kanalizacija daryta kažkiek. Taip. Čia garažas. Garažo durys. Betoninė perdanga. Gerai. Taip, rūsį apžiūrėjom. Einam aukštyn. Taip, čia. Čia reikia lipti. Nu va. Pirmam aukšte esam. Einam apžiūrėsim. Yra įtrūkimų sienose šių tokių. Taip, einam po dešinę. Pirmą pradedam. Va. Kambarys. Vaizdas pro langą. Užtvanka. Langai mediniai, seniai sudėti. Reikia čia viską keisti. Va. Čia va įtrūkimas. Aha. Viską noriu parodyti, kad nevinioti į vatą ir, kaip sakant, viską matytumėt, kaip yra. Nepagražintai, o taip kaip yra. Čia, kaip suprantu, gal tas kampas pasėdo biškį ir va, ta siena pasviro biškį ir va, pasidarė šitą. O čia va įtrūkimas, va, čia ir va ten. Čia viršui, va, perdanga dar biškį paslinko. Aišku. Einam toliau. Dar kambarys. Čia pro langą, kas matosi. Kažkas šaudė su šautuvu turbūt. Va
šitas va laukas priklauso, va, ir ten va į tą pusę. Iki va ten va. Čia tualetui voniai, kaip suprantu, vieta. Va, kambariukas su balkonu. Va, balkonas. Čia užkaltos tos durys. Balkonas virš garažo. Taip, einam toliau. Einam toliau. Čia mes viską apėjom. Einam dabar į palėpę. Čia galima eiti turbūt. Šičia yra stiklai šitie pradaužyti. 2 sluoksnių buvo dedami. Taip, lipam ten. Va. Čia biškį matosi kažkas pro stogą. Ten. Jam toliau. Čia, kaip suprantu, įlūžo. Įlūžo tas medinės lentos. Jau. Čia va kaminas. Devyniasdešimtų metų statybos. Šitas namas. Kokie buvo. Einam toliau. Čia matys buvo skylės stogė. Nu va, taip atrodo mansarda. Į ten turbūt nepateksiu. Ne. Tikrai nepateksiu. Gal ir galėčiau prie didelio noro. Bet, manau, bus sunku ir visas išsiterliosiu baisiai. Tiek to. Ai, va čia galima patekti, bet čia nėra kopėčių. Va, matot, kaip čia atrodo. Gal bent va, ant šitų pasilipsiu. Va. O. Va, kaip atrodo viršus pats. Ir į tą pusę, ir į tą pusę. Gerai. Nu ką, lipam žemyn? Lipam žemyn, lipam žemyn. Tai va toksai parduodamas namas. Va. Kaina, aišku, visi norėsit sužinoti, tai pradžioj mes statom kainą 39 000, galima derėtis, siūlyti bet kokius pasiūlymus. Atvažiuoti į vietą galit pasižiūrėti, viskas atidaryta. Kaip sakant, durų nėra. Tai va. Pridėsiu planelį, drono, taip pat medžiagą, tai pamatysit, kaip atrodo iš viršaus šitie visi sklypai. Tai dabar apeikim namų valdą aplinkui ir ūkinį parodysiu. Taip. Va tas namas koks. Čia, kaip suprantu, kanalizacija, ar kas čia turėjo būti vietinė, bet po to pravedė trasą šalia. Taip ir nepadarė. Va koks tas namas. 220 kvadratų plotas. Vieno aukšto skaitosi su mansarda. Čia yra vienas kitas įtrūkimas toks. Tai čia
kas statybininkai, tada galite žinoti, ką daryti. Tai va. Ūkinis, kaip matau, įtrūkimų neturi. Einam pro tos žolės. Taip. Ūkinis. Čia kaimynas ūkininkauja, kaip matau čia. Ar čia įmonė kažkokia, ar bendrovė. Taigi, einam ūkinį pažiūrėsim. Nu, ūkinis. Sienos bei trūkimų. Yra va ir rūsys netgi. Rūsys, kaip matau, su vandeniu ūkinio. Čia įlūžimas kažkoks. O čia yra irgi įlūžimą. Nu, žiūrim čia. O čia kambarys buvo daromas. Pečius. Kokliai nauji. Nauji kokliai. Ai, čia išėjimas. Nu jo. Lova. Senoviška. Nauji kokliai, nedažyti. Man labai patinka, kai nedažyti kokliai, nes jų dažyti ir nereikia. Tai va. Kažkas jau nunešė metalą nuo viršaus. Nu, va tokie va krosnės. Gerai, einam toliau. Čia kažerį eisiu. Čia lentos sudėtos. Pro aną pusę gal eisim. Taip. Šičia va baigėsi ta riba. Tas ūkinis priklauso ir viskas baigėsi namų valdos sklypas. Tai va šitas va sklypukas. Čia medienos kažkokios. Yra stambios labai didelių medžių, kaip matau. Va toks va tas ūkinis. Jeigu turite pasiūlymų, bet kokių pasiūlymų, nesvarbu, kiek galit mokėti, kiek duotumėt ir eitumėt švęsti nupirkę, ne? Skambinkit. Šietos miestelis, toks namas su hektaru aplinkui. Ir pakrantė 100 metrų. Tai va. Mes pradėsim reklamuoti nuo 39, po to žiūrėsim pagal pasiūlymus, reguliuosim tą kainą, jeigu reikės. Tai va. Rašykit man į telegramą, skambinkit į numerį. Ir galite atvažiuoti apžiūrėti patys, jeigu norit. Arba žiūrėkit video mano. Iki.